Labas vakaras. Sveikinuosi šiandien su jumis ir ne iš radijo stoties Lieknėkime kartu, bet iš Lieknėkime kartu šiaip ir taip. Tai va, tokia jau dienelė, kad šiandien mano įrašas skirtas pabambėti. Pasakysiu ir dėl ko, nes čia buvo labai didelė diskusija ilga, paskaičiau Facebook'e apie Delfyje pareklamuotą laidą apie Ozempiką, apie storulius ir taip toliau ir žinot, o vargelį, neatsimenu, kada tai buvo ir įdau į komentarus. Ir, kaip pasakyti, tiesiog, pirmiausia, tai pasakysiu taip, mane stebina žmonių piktumas, kada ten komentarai mažiau ėsk, valgysiu šakutį ir taip toliau, ten visokie tokie, keletas protingų komentarų, kur sako, kad pasidžiaugia, kad aš su Liekniaurium galiu pasakyti, kad taip, yra keletas patarimų normalių ir taip toliau, o visi kiti tai gėlytės, paukščiukai, jūros vaizdai ir taip toliau, tai visi labai protingi ir man baisiai norėtųsi įlysti tas anketas Facebook ir pasižiūrėti, kiek jau ten tų bėgiojančių, pavyzdžiui, nebėgiokit, mažiau valgykit, arba, pavyzdžiui, figūra, netreniruotas kūnas ir sako, reikia sportuoti ir taip toliau. Aš kartais žinau, kad tikrai natūraliai susimastau. Ar mes tikrai gyvenam tik tam, kad kažką išmesti į tą viešą erdvę, pasakyti kažką protingo ir po to tiesiog pasimėgaut, kažkam pasakiau, aš pasakysiu taip, kažkam apkakojo ant galvos. Ne? Tai dabar, kad tai nėra esmė, kad viskas keičiasi, jau aš nebekalbu apie tai, kas buvo sveika, nesveika, buvo sveika margarinas, dabar sveikas sviestas, buvo nesveika lašiniai, dabar jie labai sveika ir taip toliau, dabar buvo sulčiavimas, kas tik nori, dabar labai sveika žaliavalgystė ir vėl kas nors. Ir žinot, kaip aš jums pasakysiu, aš dirbu tikrai su svetimai žmonėm jau daugiau kaip 13 metų ir aš tikrai susiduriu su antsvoriu. Ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dažniausias, šiek tiek gali būti genetikos, aš visur tai sakau, taip sako mokslas, toliau gali būti šiek tiek iš tikrųjų sutrikusi tas, visas kitas, toliau gali būti šiek tiek to antsvorio nuo to, kad valgom maistą kažkokį netokį, bet didelę dalim dažniausiai tai būna atvirkščiai. Pirmiausia būna antsvoris, paskui tai ligos. Aš irgi kažkada save guodžiau, niekam nepaslaptis, kiek aš svėriau ir aš nesikartosiu, bet aš irgi kažkada save guodžiau su ta mintim, kad, reiškia, susirgus diabetu nutukau. Iš tikrųjų tai buvo atvirkščiai, aš nutukau, paskui susirgau diabetu. Tai vat, kada man sako, kad mažiau valgyk, daugiau judėk, bėgiok, tikrai, pasakykit man sąžiningai, tikrai jūs manot, kad su 128, su 115 bėgioti yra sveika, tikrai jūs manot, kad pabėgioję pusę metų jums geriau pasidaryti, sakykime, sąnario kelio arba klubo sąnario operaciją, jūs tikrai taip manot, galbūt pabėgioti ir pasportuoti ir numesti kelius kilogramus, pavyzdžiui, širdies nualinimo sąskaitą. Aš kartais, žinot, aš kartais savo užduotų klausimą, kodėl žmonės, pavyzdžiui, kurie nesusidūrė su antsvoriu, moko lieknėti. Kodėl pasimam kažkokį žurnalistinį straipsnį ir rašom ir pagal tą sakom, mažiau valgyk ir daugiau judėk. Kodėl rekomenduoja daryti skrandžio apėjimų žiedus, dėti ir taip toliau, vietoj to, kad pasakytų žmonės gerėja. Tai yra priklausomybės, tai yra hormonų sistema, tai yra, gali būti nutukimas hormonų įsiderinimo pagrindu, gali būti tam tikra prasme nutukimai įtakoja ir moteriškos menopauzės, laikotarpį. Toliau, suprantat, visokie tokie, bet niekas apie tai nešneka. Mažiau valgyk, daugiau judėk ir sportuok ir viskas, tuo pasakyta. Dar vaistų pagerk, bet visai neseniai mano čia viena pažįstama iš tikrųjų įsiderino medžiagų apykaitą ir pradėjo augti svoris ir ką jūs manot, ką gydytoja pasakė. Dar nėra taip blogai, kad duočiau tuos vaistus, kurie realiai gydo nutukimą. Tai reiškia, nusipirkit vaistus, kuriuos galima laisvai nusipirkti, tas pats Ozempikas paslėptas, kurie kainuoja pirmą mėnesį 180, paskui 2, paskui jau apie 260 mėnesį ir gerkit. Ir žinai, taip sėdžiu galvoju, apie ką mes čia? Apie ką mes čia? Kiškim vaistus, darykim ką, vietoj to, kad tiesiog žmogų pasisodinti ir pasakyti, žiūrėk, įsitiriam šitą hormoną, pasidarom šitokį tyrimą, pasižiūrim šitą ir visą kitą.
Ir jai sako, nu taip, skydliukai nedadirba, nu ne, pilnai dirba, bet dar nėra labai blogai. Palaukim, kol bus labai blogai ir tada gydysiu. Kortizolis labai žemas, kas jis turėtų būti aukštesnis, bet nieko, nu negydysim, nu dar nelaikas. Antikščių papildomą tyrimą daryti, ne, dar nelaikas. Ir taip sėdi ir galvoji. Per metus žmogus priaugo 30 kg valgydamas teisingai, tai gal jau tada reikia iš tikrųjų tiem gydytojams susigriebti už galvų ir sakyti, Jėzau, ieškam priežasties, bet ne, mes lopom tą, kaip aš sakau, pasiekmę, gydom. Pažiūrėkit. Aš tokį turiu labai seną pasakymą, daug kur aš jį minėjau, bet dar kartą pasakysiu, jeigu jūsų namo stogas kiauras, jūs galite auksinės vonelės sustatyti po apačiais, vis tiek lietų lyjant lašies. Tai vat, čia aš ką bandau pasakyti, jeigu mes nerasim priežasties, dėl ko tas antsvoris, dėl ko tas nutukimas, dėl kur yra priežastis, tai tada, kam tas vonelės statyti? Lopykit stogą. Paimkite ir pasižiūrėkite. Dabar dar vienas mitas. Reiškia, mažinti kaloražą, kuo mažiau suvalgyti kalorijų, nesuvartoti. Jūs man pasakykit, aš nesu šalininkas, aš iš karto sakau šitos keto dietos, aš pasakysiu mitybos, atsiprašau, todėl, kad jeigu jūs turite diabetą arba rezidencinę, labai dažnai gali, nelabai dažnai, bet kartais tai gali iššaukti ketoacidozę, būtent diabetinę ir tai gali baigtis tikrai labai liūdnom pasiekmėm. Bet jeigu jūs man ir įrodinėjat, kad reikia numesti svorio tik tai mažinant kaloražo kiekį, tai jūs man pasakykit, kur tos kalorijos, kokios jos ten iš raudonų pasidaro baltus, iš baltų žalios, kai žmogus valgo riebalus, gauna krūvą, aš nesigėtysiu to termino, gauna krūvą kalorijų, ir jisai lieknėja. Tai kur tos kalorijos, jos pavirsta į nematomas, ar kaip? Suprantat? Bet atrodo, pasimkit vieną, kokį 2 mokslinius straipsnius, aš kalbu, bet tarp komentarų dar buvo, gydytojai nieko nesupranta ir taip toliau. Taip, mes visi labai suprantam. Suprantat? Dabar dar kas mane užkabino labai. Pirmiausia, tai tas puolimas ant žmonių, ten tokia, apsiėdus visokia kitokia. Iš kitos pusės. Tai gerai, yra emocinis valgymas. Taip, žmonės valgo. Subjursta emocijos ir žmonės valgo, daugiau valgo. Tai vietoj to, kad tiesiog galbūt psichologo, galbūt psichiatro, galbūt dar kažką, galbūt darbo vietą keisti reikia, galbūt savo laisvalaikį paįvairinti, dar ką nors padaryti, jam patiria, mažiau valgyk. Jūs tikrai, jūs patarinėdai brangiausi, jūs tikrai manot, kad jeigu žmogus mažiau valgys kalorijų, mažiau suvalgys jo emocijos, susitvarkys emocinis fonas? Taip, aš žinau, labai dažnai, aš daug metų dirbu to darbą, labai dažnai pasako, aš nesu psichinis ligonis ir man nereikia specialiai, aš pats susitvarkysiu, tvarkykitės. Bet jūs priimkite tokią elementarią tiesą, kad emocijų pliūpsnių išėjus neigiamų, jūs prisišveičiat. Ir ne dėl to, kad jūs daug kalorijų gaunate, jūs prisišveičiat tuos produktus, kurie būtent kelia emocijas. Tai yra 50-50 riebalas saldėsis, mes prisišveičiam saldumynų ir taip toliau, kad hormonai suvaikščiotų ir mes jaustumėmės geriau. Bėda tik ta, kad tai trunka labai neilgai. Vietoj to, kad pasimti kažkokią meditaciją, sakykime, pamedituoti ir nurimti, pasidaryti dar kažkokį tokį ritualą susikurti, pasidaryti struktūrą dieną to pačiu laiku kažką darau, tai bėgu kažką daryti. Dabar žiūrėkit, nuo streso svoris auga. Įsiskiria kortizolis, jis ten daro savo funkcijas, pasiskaitysit, suprasit, bet kur mano tikslas, ką aš noriu pasakyti. Žiūrėkit, streso mes turim visi ir taip tiek. Dabar žiūrėkit, aš metu svorį, maitinimosi programą nusipirkau, sveiką sulčiavimą, nežinau, nevalgau riebalų, valgau riebalus, belia ką aš darau, kad aš sulieknėčiau. Žiūrėkit, vieną dieną, ten 100 gramų, 200 gramų, 50 gramų, kitą dieną. Ir vieną dieną jūs užlipat ir jums rodos vesilės plus 500 gramų, Kas tada? Prasideda stresas, kas čia įvyko, kodėl čia taip, čia aš neturiu valios, aš nieko, ar šiaip ar taip jau paskilo svoris, einu pavalgysiu. Įsiskiria kortizolis, kuris mus tukina. Ir tas užburtas ratas, kaip aš sakau, tai yra revoliucija prieš savo kūną.
Mes tiesiog save gniuždom, niurkom, darom belę ką, kad tik mums būtų blogiau. Nu Viešpatie šventas. Nu paimkite ir pasakykit savo. Reikia atrasti priežastį. Eikit pas endokrinologus, eikit pas šeimos gydytojus. Aš irgi lankausi pas šeimos gydytoją ir aš nenoriu pasakyti, kad čia aš gydytojas ar kaip nors. Aš absoliučiai nieko neturiu bendro su medicina. Bet tada, kada tau sako, taip, cukrai dideli, reiškia, reikėtų šitą daryti, reiškia, pasidomi, toliau darai šitą. Jeigu tu sako, ten per daug to ar ano, tai visą kitą, dabar mes visi gydomės. Ten visokias kepenų valymai, kirmėlių valymai. Aš nesakau, kad jau nėra, gal jau yra. Bet jeigu pieno nevalgykit, to nedarykit, ano nedarykit. Bet jeigu aš su tuo jaučiuosi gerai, jeigu mano organizmas jaučiasi puikiai, kodėl aš turėčiau to nedaryti? Taip, jeigu aš apsirgau, aš einu ieškoti pagalbos. Aš einu ieškoti priežasties, dėl ko man viskas išsiderino. Žadėjau šiandien labai neilgai kalbėti. Tai va, visus tuos paveiksliukus, katytės, šuniukus, torčiukus, visų aš labai prašau. Nu, pažiūrėkit, ar jūs esat perskaitę bent kokį straipsnį, neužgauliuokit žmonių, jūs nežinot. Nutukimas, ypatingai neansvaris, nutukimas yra liga. Ir ją reikia gydyti, o ne sakyti, tu mažiau valgyk, tu valgyk su šakutė ir peiliu. Taip, kada tau reikia, aš visada sakau, merginam grupėse, kada jums reikia sulieknėti 5 kilogramais, pasimkit pirmą pasitaikiusią dietą ir lieknėkit. Bet kada aš 10-15 metų nešioju 35 kilogramus, atskrandžia jau žiedas ir aš vis tiek vėl iš naujo nutukau, tai reiškia, kažkur sistema nedirba. O iš esmės, kas yra sistema? Tai yra išsiderinę hormonai. Dėl kontraceptikų, dėl streso, dėl priežasčių šimtai. Tai tam ir yra gydymai. Aš žinau, ką jūs pasakysit, kad labai sudėtinga pakliūti pas gydytoją, gerą gydytoją rasti. Ieškokit. Ieškokit gerą gydytoją, kreipkit tą gerai, aš pasakysiu, tai tikrai ne pardaviminis video, bet, paskambinkit man, pasišnekėkime, kaip man atrodo, kur žmonės ištisai grupė po grupės meta svorį, vieni 20, kiti 8, bet jie lieknėja, jie išmoksta valgyti be baimės, jie išmoksta nežiūrėti, kad jau 6 valandos reikia nebevalgyti, aš nebespėjau, kad labai sveika košės, kad labai sveika tas, nustokit jūs dėl Dievo meilės, pasimkit vieną medicinę, kokią nors literatūros ir paskaitykit. Bet ne. Ir suprantat, kaip yra. Mokyt kitus mes labai mokam. Atsistokit, numetė ten, sakykime, ten kelios moteris rašė, kad aš ten tiek sulieknėjau. Va čia aš suprantu, žmogus rašo, aš patyriau, aš žinau, ką tai reiškia, palios pastangom, programų, nežinau, kaloražo, belė kokiom, bet jau turiu rezultatą. O tie, kurie slepiatės po paveiksliukais, tai gal išeikit ir pasakykit, aš po katiniukose, bet realiai aš sveriu 120, bet aš galiu jums pasakyti, kaip jums mesti svorį. Mes turėjom grupėje ne vieną tokią, kurie ateina su 115 ir kitom aiškina, kaip reikia lieknėti. Apie ką mes šnekam? Kur lieknėti, jeigu tu prisiauginai 115? Ir aš suprantu, kad aš dabar negražiai šneku, bet aš taip ir pavadinsiu visą mūsų šitą kalbėjimą. Pabambėkim. Kartais ir man norisi pabambėti. Suprantat? Nes 13 metų aš dirbu tą darbą. Pati nuo 38 savo gyvenimo metų numečiau 64 kilogramus. Gal aš žinau, kaip tą dviratį pagaminti. Jūs neinat pas tušinukų meistrą, klaus, kaip pagaminti dviratį. Jūs einat pas dviračio meistrą. Tai kodėl skambučiai draugų yra nemokami dalykai. Visiškai ne dėl to, kad ateikite į grupę ir nusipirkit, paskambykit, užsirašykit 15-20 minučių konsultacijai, kurie jums nieko negana išskyrus, jūs rizikuojate sugaišti laiką. 15-20 minučių savo brangiai, nebepradėkim. Arba kad ateina į grupę ir paskui vieną kartą į savaitę susitinkam ir paskui vis neranda laiko tos valandos ateiti į susitikimą. Jau nebejuokinkit žmonių. Jeigu aš galiu dirbti, kuo noriu. Taip, pavyzdžiui, žmonės, čia mes turim, kur dirba greitosios pagalbos stotyse, taip, pamaininis darbas. Taip, kas kelintą kartą gali neprisijungti. Bet
Bet tai nereiškia, kad niekada negali. Bet jeigu aš kokį darbą bedirbčiau, aš žinau, kad man pirmadienį reikės nuo 8 jungtis į sesienę, tai aš jau nei klientų neimsiu, aš pati tokį darbą dirbu, nei klientų neimsiu, nieko, pasirūpinsiu, kad mano namais būtų pasirūpinta, viskas, aš tiesiog ateisiu. Arba man atrodo, kad, tai gerai, tai tegu, jeigu kas nori, tai tegu už mane ir lieknėja. Nebus taip. Niekas už jūs nesulieknės, nei už vieną. Ir netikėkit tom pasakam, po 6 nevalgyti. Aš jums labai atsakingai sakau, po 6 nevalgyti, mažinti kalorijos, jūs mažinsit kalorijos, jūs išeisit į badą, kai jūs grįšit, jūs priaugsit daugiau. Aš kažkur esu sakius, kad aš numečiau 12 ir priaugau 17, aš labai puikiai supratau, kad viskas tai yra riba. Nes kiek aš benumetu, tiek aš grįžtu. Dar vienas momentas. Atsiverti internetą, kokia dažniausiai užklausa, kaip greitai sulieknėti. Kiek mes gaunam paklausimų, kiek per mėnesį galima numesti. Esmė ne tame, kad aš sveikai metu tą svorį, kad aš išmokstu valgyti ir taip toliau, kad aš... Ne, kaip greitai. Piliulių prisipirkau, skrandžio apėjimą pasidariau. Visai čia prieš porą mėnesių buvo tokia išmetę reklamą, kad laikantis jų mitybos ypatumų per 7 dienas 7 kg. Kiekvieną dieną pirtis, druskos nevalgymas ir taip toliau. Taip, išvarysit vandenį, bet tikrai neriebalas. Tai kodėl tada daryti tai, kas trumpalaikiai dalykai, jeigu nepasimti, vieną kartą atsisėsti savo ir pasakyti, viskas, aš Onutė Petrutė Rytą Stasė, aš nuo šiandien tiesiog žiūrėsiu. Peržiūrėsiu, taip yra lieknėkime kartu, peržiūrėsiu yra nemokamų įrašų, yra dedami įrašus, niekur nesikreipsiu, nemokėsiu, nepirksiu, nieko nedarysiu, tiesiog paimsiu ir pabandysiu. Ne. Per 7 dienas 7 kg, per mėnesį 10 kg, 12. Ko tik norit, aš prisiskaitau. Aš tame gyvenu, jūs supraskite. Tai nėra, kad aš dabar šiandien sugalvoju jums pasakyti, kaip reikia lieknėti. Bet tai gal tada nedrįstat man rašyti, parduos šitą gyvatę, Tai gerai, susisiekit, ten moteris rašo, kaip faina, kiek numetėm ir visą kitą. Susisiekit su tom, kurios nepardavinėja lieknėjim ir paklauskit, ar tikrai čia tai būna. Bet ne. Nauja dieta, 500 kalorijų į dieną, pasilaikau, mėnesį pavaikštau graži, čia iš mano praeities, mano failai, paskui vėl visa tokia didelė ir negraži. Tai žodžiu, labai noriu pasakyti, nustokit skaičiuoti kalorijos, nustokit daryti nesąmonės, pasiklausykit biški, kas mokat užsienio kalbas, pasiklausykit užsienio kalboje, labai yra daug metodų. Ne ten, kur jums parduoda stebuklingą papildą, kuris labai visus liekna. Aš jums duosiu paslaptį. Čia pabaigai pasilikau tokia, kaip sako, razinka ant torto. Kažkada pas mane moteris prisiregistravo ir jos prašymas buvo toks. Aš noriu numesti 15 kg, man prašau padėti, nes aš platinu papildus, kurie liekina, bet man kažkodėl nepadeda. Tai tada sėdi ir galvoju, aš neįvardinsiu firmos, bet aš tada sėdžiu per radiją pastoviai, aš numečiau 15, aš numečiau 30, aš numečiau tą, susitvarkė virškinimas, galva susitvarkė, viskas, išeinu į gatvę ir žiūriu. Su antsvoriu vos ne kas antras. Tai reiškia, kažkas yra ne taip. Tai pambijau. Iš esmės, labai ačiū, kad klausėt. Atsisveikinu iki sekančio malonaus. Būsiu geresnė sekantį kartą.